Kaip sakant, Chomičius ir Sabonis be tokių treniruoklių netapo tokiais chujovais krepšininkais, kaip yra dabar. Kaip sakant, senųjų laikų Žalgiris buvo puikiai komanda. Žalgiris dabar yra, kaip sakant, Bybio sukišta į mėšlą vertas. Paima Bybį, apsmaukytą, skierkomą, varytą, malapkėm apėjusi ir sukišame į šiltą mėšliuką. Tai yra Žalgiris. Žalgiris tas visas mėšlas, o tas Bybis yra Grigas, Žalgirio treneris, kuris vadovauja Žalgiriui. Puikus palyginimas. Kaip sakant, Lietuvos jaunoji karta. Štai ateina mūsų jaunieji krepšininkai. Chomičiaus anūkas, Stiplius Chomičius. Čia buvo gera darželė. Chomičius išmokė jį tai padaryti. Taip, netrukdykime jaunimui sportuoti.